Taip, dar vienas. Šitas tai yra labai lengvas. Tiesiog prieinate prie kolegos kompiuterio ir nuspaudžiate Shift, Alt ir Print Screen. Tada spaudžiame Yes ir viskas bus paversta į aukštą kontrastą. Taigi visos, kas buvo balta pasidarys juoda, kas buvo juoda pasidarys balta. Žodžiu, labai aukštas kontrastas. Norint viską atkeisti, spaudžiame tą pačią klavišų kombinaciją ir viskas bus atkeista atgal. Bet jeigu jūsų kolega nežino šios kombinacijos, jis praleis šiek tiek laiko galvodamas, kas čia atsitiko. Taip, važiuojame toliau. Šitai išdaigai reikės šiek tiek daugiau laiko, taigi galima susiinstaliuoti VNC. Ko gero paprasčiausia būtų Ultra VNC susiinstaliuoti. Paleisti ją ant savo draugo kompiuterio ir tada jūs ant savo pasižiūrite, koks yra draugo IP adresas. Ir tada galėsite valdyti nuotoliniu būdu savo draugo kompiuterį. Šnipinėti, kitaip sakant. Bet čia irgi atsargiai, nes jeigu pagaus jūs kas nors, kad šnipinėti draugo kompiuterį, gali negerai baigtis. Apie VNC, kaip naudotis VNC, pamoką jau dariau, taigi paliksiu, jeigu nepamiršiu, linką kažkur šalia šio video. Taip, kita išdaiga yra pakeisti sistemos garsus. Šitą irgi labai lengva. Start, įrašome Sounds. Ir čia matome yra Change System Sounds. Arba tiesiog nueinate per Control panelį į garso nustatymus ir ten viską rasite. Ir čia matome yra visi Windowsų garsai. Taip, ir juos galima keisti, žinoma. Taigi, mums reikės garsų kokių nors ten, žinoma, ką nors šlykštaus, ten snargliuoja, pučia snarglį, juokiasi ar panašiai. Juos galite gauti iš interneto, pilna svetainių, iš kurių galite tų garsų prisisiųsti. Kaip pavyzdžiui yra soundbible.com ir tada juokingi garsai ir čia yra daugybė garsų, iš kurių galėsite kažką išsirinkti. Tarkime, galime paklausyti. O Jėzau. Taigi parsisiuntėte kažkurį garsą ir dabar galime pakeisti. Galime pakeisti Windows startavimo garsą, klaidos garsą, bet ko praktiškai. Taigi pasižiūrėkite, kas čia yra. Aš pakeisiu, matome Close Program, taigi kiekvieną kartą, kai vartotojas uždaro programą, bus paleistas jūsų garsas. Taip, tai aš turiu vieną garsą jau išsaugojęs ant savo ekrano. Taip, štai šis. Galime patestuoti. Piu! Apply. Okay. Ir dabar matome, mūsų garsas veikia puikiai, nes šis nustatymas reiškia, kad kiekvieną kartą uždarius kažkokią programą bus grojamas šitas garsas jūsų nustatytas. Taigi aš paspausiu šitą X ir bus piu. Taigi klausom. Taip, regis su Internet Explorer neveikia, bet su Wordo Notepado dokumentais viskas veikia puikiai. Taigi spaudžiame X ir piu. Taip, viskas puikiai veikia. Taigi tą meniu reikės pasinagrinėti patiems, kas ten gero yra ir ką norite pakeisti. Kokio velnio? Taip, gerai viskas. Važiuojame toliau. Šis ko gero yra gan sudėtingas. Pokštas, jums reikia pakeisti Windows Host failiuką ir jame įmanoma pakeisti, kad einant į vieną tinklapį jūs būtumėt nukelti į kitą. Taigi, tarkime, einate į Facebooką, įrašote facebook.com, bet jūs nukeliavote į twitter.com. Ir kaip tai padaryti, aš taip padariau pamoką, kaip redaguoti host failiuką. Jums taip pat reikės susižinoti tinklapio IP adresą, taigi tiesiog nueinate į command promptą ir parašote ping twitter.com ir čia gausite tinklapio IP adresą. Tada šį adresą įrašysite į tą host failiuką. Taip, tai maždaug viskas atrodys taip. Kai jau turite atsidarę host failiuką, įrašote IP adresą ir tada dedate tarpą. Taigi šis IP adresas yra Twitterio ir įrašysite, tarkime, facebook.com. Ir tada vartotojas, jis veda į savo naršyklę facebook.com, bet nukeliaus į štai šį IP adresą.
tinklapių IP adresai ne visada būna tikslus, taip, kad ne visi tinklapiai veiks, bet pabandyti verta. Taigi pamoką, kaip pakeisti šį host failiuką, aš jau dariau ir linką ją paliksiu komentaruose, video prašyme. Taip, kita išdaiga, Internet Explorerio laikini failai ant desktopo. Taip, tai kaip žinoma, naršant, po galais, naršant, čiut neužšokau ant savo pačio išdaigos. Taip, atsidarome Internet Explorerį, tikrą Internet Explorerį, ir naršant, po galais, naršant, į jūsų kompiuterį yra parsiunčiami įvairūs failai. Svetainių failai, paveikslėliai, kodas ir taip toliau. Ir jie visi yra laikomi katalogė. Tam tikram, ten C Windows temp kokiam nors. Ir šį katalogą galime pakeisti, tarkime, į desktopą. Ir tada jūsų vartotojas, jūsų auka, pradės naršyti. Ir tada visi failai bus rašomi ant aukos ekrano. Ir ekranas bus labai greitai užpildytas šlamštu. Taigi aš sukursiu naują katalogą, kaip pavyzdį, kad neužšlamštastinti savo ekrano. Tada einame į Internet Options, matome Browsing History, einame į Settings ir čia Current Location, kur yra saugomi visi failai. Taip, pakeičiame šį katalogą, spaudžiame Move Folder, Desktop, New Folder. Taip, ok. Ant savo aukos kompiuterio pasilinksite tiesiog desktop ir ok. Taip. Norint užbaigti šią išdaigą, reikės išsiloginti, taigi gali tekti atsijungti ir prisijungti prie savo kompiuterio. Aš to nenoriu daryti, taigi spaudžiu ne. Bet ant savo aukos kompiuterio, žinoma, tiesiog jį pertraukite arba išsiloginkite ir iš naujo prisijungus visi Internet Explorer failai bus saugomi ant desktopo. Galime pažiūrėti, kas tame kataloge yra, taigi View Files ir matome, kad yra krūva tiesiog visokių failų ir naudotojas atsidaręs Explorerį pradės naršyti kiekvieną kartą atidaręs naują svetainę, vis daugiau failų rašys ant savo darbalaukio. Šis gan yra erzinantis triukas, nes tada bus viskas sumaišyta, visos ikonos, visi jūsų failai, kurie buvo ant darbalaukio, bus sumaišyta su Explorerio šlamštu, taigi su šia baika būčiau gan atsargus. Kitas juokas, išdaiga, yra Blue Screen of Death arba mėlynas ekranas. Kas nežinote, tai labai laimingi jūs esate. Kokio velnio? Nes mėlynas ekranas reiškia, kad įvyko ir labai rimta klaida su jūsų kompiuteriu ir jisai tiesiog užlūžo ir jį reikia perkrauti. Taigi galime parsisiųsti screensaverį, jį galime gauti iš šios svetainės ir jį telieka parsisiųsti ir paleisti ant savo aukos kompiuterio. Taip, tai jis atrodo štai taip ir matome, man atrodo, Camtasia gerai neįrašinė, bet jisai bus per visą ekraną, mėlynas užrašas ir paspaudus escape galime iš jo išeiti. Tas piu. Taip, tai atrodo tikrai, kad jūsų kompiuteris užlūžo. Šitas geras bairis. Važiuojame toliau. VSB failai ir bad skriptai. Taip, tai kelis tuos failus aš galbūt įkelsiu į savo svetainę, į Klauskite.lt svetainę. Ir ką jie daro, tai galime įvairių dalykų prigalvoti. Aš turiu čia keletą, tarkime, eroras. Ir tada matome, paleidus šį failiuką, jį galime įkelti į Start meniu, kad pasileistų automatiškai ir tada vartotojas gauna daug klaidingų pranešimų. Iš tikrųjų nieko nevyksta, tiesiog skriptas tam tikras veikia, bet štai pavyzdžiui, šios klaidos neina išjungti. ją norint išjungti, reikia nueiti į task managerį, į procesus. Ir štai čia matysite štai tokį procesą.
ant Windows 7, man atrodo, VB script ar kažkas tokio bus panašiai, iš W raidės prasideda ir jį reikia nužudyti, norint išjungti tą skriptą, taigi skriptas išsijungia. Pavyzdžiui, kitas, šitą erorą galime paeditinti ir čia galime tiesiog įrašyti, ką norime. Taigi galime lietuviškai parašyti: jūsų kompiuteris užlūžo, trinu jūsų failus ir panašiai, kad kaip reikalas išgąsdinti kompiuterio vartotoją. Taigi, pagrinde bus visokie pop-upai, iššokantys ekranai su klaidomis ir panašiai. Ir kitas būtų CD-ROMas. Taigi, paleidus šį skriptą, jūsų kompiuteris pradės atidarinėti jūsų CD-ROMą. Po galais. Taigi labai užknisantis skriptas, tiesiog reikės perkrauti kompiuterį, bet jeigu įdėjote šį skriptą į startupą, jis vėl automatiškai pasileis ir vartotojas bus labai užknistas jūsų išdaiga. Šiaip tai apie automatinį programų paleidimą pamoką jau dariau, bet labai greitai ant Windows 7 bus paspaudus Start ir ten bus kažkur Startup. Ten galite tiesiog paimti ir nutempti šį skriptą, arba galite ant Windows 8 spaudžiame Start ir rašome shell startup ir štai čia reikia tiesiog nutempti šį skriptą ir jis bus automatiškai paleidžiamas tik įsijungus kompiuteriui. Taigi įsivaizduokite, vartotojas įsijungė, gavo krūvą klaidų, jo CD-ROMas atsidarinėja, kosmosas, nieko paspaust neina, kompiuteris galvoja, žodžiu, košmaras. Aišku, vartotojai, o jums pilnos kelnės juoko. Taip, važiuojame toliau. Pagaliau, paskutinis pokštas būtų AutoHotkey. Taip, čia Bluescreen prasisintimas, screensaveriu. Ir AutoHotkey yra programa, kurios pagalba galime irgi rašyti skriptus, tai irgi užtruks šiek tiek laiko instaliuoti programą ir įrašyti tam tikrus skriptus, bet kai jinai jau veikia, galime pridaryti labai daug visokių išdaigų. Taip, tai pirma išdaiga, čia yra pora išdaigų. Taip, suinstaliavome AutoHotkey, jį reikia pasileisti, matome AutoHotkey, jisai kažkur starte bus, jį pasileidžiame ir jisai atsiras štai čia. Spaudžiame dešinį ant jo, edit with script ir tada tiesiog čia kur nors viršuje dar rašome tai štokią eilutę. Ką jinai darys, tai išsaugome šį failą ir perkrauname skriptą. Dabar ką tai reiškia? Space yra klavišas ant jūsų klaviatūros, ne? Tas ilgas space'as. Ir ką jisai darys, kad paspaudus kiekvieną kartą space'ą bus parašyta žodis tarpas. Taigi vietoje tarpo žmogus gaus tarpą. Ta prasme, žodį tarpą. Taigi pabandykime. Labą dieną, Vytautai. Matome kiekvieną kartą, kai paspaudžiu space'ą, man yra parašomas žodis tarpas. Taigi labai geras ir naudingas skriptas. Taip pat galime įrašyti štai šį skriptą. Ką jisai daro, tai tiesiog pakeičia pelės sukimosi ratuką. Šiuo atveju aš suku pelę žemyn, viskas važiuoja žemyn, suku į viršų ratuką, viskas važiuoja į viršų. O parašius šį skriptą, lygiai taip pat copy paste ten į šį skripto failą,
išsaugome, perkoname ir tada pelės ratukas bus tiesiog, jo kryptis bus pakeista. Taigi sukame žemyn ratuką, o viskas važiuos į viršų vietoj to, kad važiuotų žemyn. Taip, pabandykime dar vieną Enter, Send, Enter. Pabandykime šią eilutę. Taip, paste, Z, Ctrl Z. Taip, įrašome, išsaugome, Alt hotkey, perkrauname, šį langą galime uždaryti. Ir dabar turėtumėme paspaudus Enter klavišą, bus parašyta žodis Enter. Taip, tai praktiškai vartotojas dabar su teksto redaktoriu dirbti negali. Nes labas, tarpas, Enter, kas per velnes? Gausit velnių po galais jūs visi nuo savo draugų, bet galbūt bus gyvenimas šiek tiek linksmesnis. Taip, tai tiek, pagaliau, visi bairiai baigėsi kol kas. Manau, užteks. Išbandykite ir duokite žinoti, kaip sureagavo jūsų kolegos. Su jumis buvo Vytautas. Nepamirškite prenumeruoti ir paspausti laiko. Iki.